Konstatuojame du faktus. Pirmas, kad pelinis pašiaušėlis labai smarkiai išplito Lietuvoje. Ir antras, kad veiksmingiausia veiklioji medžiaga prieš pašiaušėlį flufenacetas praras registraciją gruodžio 10 dieną. Bet yra ir gera naujiena, apie kurią sužinosite video pabaigoje. Visų kompanijų produktai, kurie yra Lietuvoje, praktiškai remiasi dviem veikliojom medžiagom, tai yra flufenacetas ir prosulfokarbas, išskyrus vieną išimtį. Taigi, ar tai būtų Bayeris, ar Syngenta, ar Corteva, ar Sharda, ar dar kuri kita kompanija, kuri siūlo produktus, visa kalba eina apie prosulfokarbų arba diflufenikano derinį su kitais produktais. Na, vienas iš turbūt geriausiai žinomų ir populiariausių produktų ir istoriškai labai daug naudotas yra Komplitas. Komplitas yra Bayerio produktas, labai puikus, turintis didelį kiekį flufenaceto ir tiek pat diflufenikano. Tai yra santykis yra 1:1, naudojant 0,4-0,5 litro į hektarą normą, mes duodam apie 120-140 gramų šių veiklių medžiagų, labai gerai sunaikinam tiek dvi skiltės, tiek vienas skiltės piktžolės. Ir šis sprendimas yra vienas iš geriausių ir vienintelis trūkumas, jisai nėra pigus. Teisybės dėlei reiktų pasakyti, kad daugelį vakarų valstybių tokio produkto kaip Komplitas nėra. Ten produktuose naudojamuose tam pačiam tikslui yra šiek tiek kitoks veiklių medžiagų santykis. Tai yra dvigubas kiekis flufenaceto lyginant su diflufenikanu. Tokį variantą mes taip pat Lietuvos žemdirbiams galim pasiūlyti, tai yra herbicidas Arnoldas, naudojamas 0,4 litro į hektarą. Su tokia norma mes atiduodam 160 gramų flufenaceto ir 80 gramų diflufenikano. Dar yra vienas variantas, kai mes galime pasiūlyti atskirai flufenacetą ir atskirai diflufenikaną pavadinimais Cevino ir Adjunktas. Ir iš šitų veiklių medžiagų mes galime pagaminti tiek santykį, kuris yra Komplite, tiek santykį, kuris yra Arnolde. Šis variantas yra bene daugiausiai lankstumo ir laisvės suteikiantis žemdirbiui ir taip pat nėra brangus sprendimas. Praktiškai bet kurį santykį veiklių medžiagų imant, mes vis tiek telpame į 19 eurų hektarą, kas tikrai nėra brangu. Tai būtent tokius sprendimus mes galime pasiūlyti žemdirbiams. Jie puikiai tinka, kadangi visos mano išvardintos veikliosios medžiagos yra pagrinde veikiančios per dirvą ir šiek tiek veikiančios per lapus, todėl visų išvardytų veiklių medžiagų naudojimo laikas sutampa. Tai yra nuo sėjos iki 2, maksimum 3 lapelių tarpsnių. Kai tuo tarpu kai kurių naujų rinkoje pasirodžiusių produktų yra toksai užprogramuotas konfliktas, kai flufenacetas arba prosulfokarbas reikalauja ankstyvo purškimo, tačiau kita veiklioji medžiaga reikalauja purškimą atlikti vėlai, nes ji pagrinde veikia per lapus. Tai mūsų siūlomose variantuose šitos problemos neturim, mes jau eilę metų šitais sprendimais prekiaujame, jie yra pasiteisinę ir manau, kad kiekvienais metais rudeninių purškimų naudojimas vis didės ir didės ir jau nuo pernai metų mes manome, kad daugiau pasėlių yra nupurškiama herbicidais iš rudens, nei jų paliekama nupurkšti pavasarį. O dabar žadėta gera naujiena. Nors flufenaceto registracija panaikinama gruodžio 10 dieną, jį dar galėsite naudoti ir 2026 metų rudenį. Taigi, šių produktų dar galite įsigyti Skandagroje.